Sveiki, tai esu Matas Staniulis, Scooby Shop direktorius ir įsigijome naujas patalpas ir norėtume padaryti kažką konceptualaus, kas labai yra populiaru užsienyje, susijęs su gatvės kultūra. Šiuo metu patalpos yra, kaip sakyti, plikos ir norim pakeisti nuo apšvietimo iki sienų išdėstymų, netradicinių kažkokių sprendimų pasirinkti, kad žmogus jaustųsi atėjęs ne į tradicinę prekybos vietą, o galėtų jaustis nevaržomai. Todėl kreipiamės į specialistus, kurie išmano savo darbą ir norėtume jų pagalbos. Ir per pakankamai trumpą laiką tikimės įrengti šitas patalpas ir pakeisti jų vaizdą kardinaliai. Ir manau, kad tai jūs nustebins ir tikrai patrauks jūsų dėmesį. Manau, atėjo laikas pasižiūrėti, kaip vyksta interjero keitimo darbai gatvės stiliaus rūbų parduotuvėje. Esame naujose gatvės stiliaus ir laisvalaikio drabužių parduotuvės patalpose. Pati parduotuvė gyvuoja jau 4 metus, bet nusprendė persikelti į erdvesnes ir arčiau centro esančias patalpas. Šios vietos šeimininkai daug keliauja po pasaulį ir išties matė ne vieną tokią parduotuvę. Dėl to nori išskirtinio interjero, kuris būtų pritaikytas ne tik kaip drabužių parduotuvė, bet ir atitiktų gyvenimo stilių tiems, kurie čia lankysis. Šioje vietoje iš pat pradžių, kas krito į akis, tai yra lubos. Lentelėms apkaltos lubos, kurių mes iš karto atsikratėme ir taip suteikėme patalpai aukščio. Netradicinis sprendimas nudažyti jas juodai. Juoda spalva, kuri suteikia gylio. Taip pat ant jų bus grafikos piešiniai, kurie atsikartos ir ant sienų, ir ant grindų. Kadangi čia žmonės ateina ne tik apsipirkti, o ir pabendrauti, mes turėsime poilsio zoną. Joje stovės minkštas baldas, staliukas, kur galės pasivartyti spaudą. Šioje zonoje patalpinsime kabyklas, lentynas drabužiams moterims. Šioje vietoje turėsime persirengimo kabinas. Jas atskirsime su užuolaidomis. Šioje zonoje bus drabužiai vyrams. Taip pat daugelis drabužių bus pakabinami, kadangi žmonėms yra daug paprasčiau žiūrėti juos kabančius. Ant šitos sienos sumontuosime lentynas, kurios bus skirtos aksesuarams ir kepurėms. Štai čia išdėstysime lentynas batams ir taip pat suolą, ant kurio sėdint bus galima jos matuotis. Vienas iš pagrindinių akcentų parduotuvės bus didelis ir erdvus stalas, prie kurio atsisėsti galima bus ne 2 žmonėms, o 6-8, tam, kad galima būtų susėdus bendrauti, aptarti ir rinktis.